21 mėnulio diena su simboliu žirgų kaimenė vežimas. Tai pati mėgstamiausia mano frazė. Gyvenimas tai kelionė. Ir bet kokia kelionė yra geriau negu jos nebuvimas. Net neteisinga kryptim kelionė, judėjimas neteisinga kryptim yra vis tiek geriau negu kai mes liekam vietoj ir nesam aktyvus ir niekur nejudam į priekį. Tai yra komandinio darbo diena, nes kaimenė žirgų, jie kartu bėgdami, jie suteikia tokios galingos energijos vibracijas ir tai yra labai tinkama visomis prasmėmis, tiek darbiniam kontekste, tiek asmeniniame. Kuo daugiau jūsų šiandien susirinks kažką veikti, tuo daugiau jūs ir nuveiksit, nes pati diena tai yra tokia, kada galima nuveikti trigubą dienos normą ir net nepajusti. Tai yra ypatingai veikli ir energinga diena, kas nėra labai būdinga mažėjančiam mėnuliui, bet būtent 21 mėnulio diena su žirgų kaimenė ir simboliu, jinai sako, kad tai yra veiksmo diena. Tai dar yra intuicijos diena. Ir iš tikrųjų šiandien reikia labai giliai įsiklausyti save ir pasitikėti savo intuiciją. Jeigu jums šiandien ateis tokia mintis, kad nusipirksiu aš loterijos bilietą, būtinai įpirkit. Nes iš tikrųjų, bet vėlgi sakau, tai intuicijos diena. Jeigu jums staiga šaus tokia mintis, tiesiog būtinai tai padarykit. Arba jeigu jums intuicija sakys, kad jūs žinot, kad šiandien tinkama diena, tai pirkti ir intuicija sakys, pabandyk. Tai iš tikrųjų irgi pasinaudokit ir pasinaudokit tą duotą galimybę. Jeigu jūs to esat nusipelnę, jūs laimėsit. Bet vėlgi su loterija yra irgi atskira tema. Čia jau prie skolų ir prie tų pinigų, kurių mes neuždirbam, arba kai mes negražinam kažkam kažkieno pinigų, nes mes nusprendėm, kad jiems nebūtinai juos reikia gražinti. Tai šita diena iš tikrųjų toks irgi, jum intuicija irgi gali pašnibždėti, kur jūs esat kam skolingi. Ir iš tikrųjų tie žmonės, kurie šiandien atsiskaitys su visomis skolomis, net tomis, kurių nenori pripažinti, jie labai stipriai atidarys savo piniginį kanalą. Tai irgi šita diena svarbi šią energetiką. Žodžiu, dar reikėtų prisiminti, kad kadangi tai daug žirgų vienoje vietoje, tai ir poilsis arba pasimatymai, arba romantiški susitikimai, arba viskas, kas susiję meilė ir santykiais, tai yra toksai, kur linksmintis einat, kur būry žmonių, arba su draugais visai susiorganizuoti kažkokią savo pramogą. Ir iš tikrųjų tai tam diena tinka, kai kurios mėnulio dienos siūlo kai kartas pasistengti atskirai nuo masių, o šiandien ta diena yra tam labai gerai tinkama. Darbams, namuose, ruošos darbams labai tinka viskam, kaip ir sakiau, jūs galite nuveikti šiandien tiek daug per daug trumpesnį laiką negu kitomis dienomis, o jeigu dar turite pagalbininkų, tai apskritai galima tiesiog labai fantastiškai nuveikti kažką. Ir tai nebūtinai tik tais apie ten kažkokį susitvarkymą, yra tokių dalykų kartais, kur mes žinom, kad namuose turim padaryti. Ir žinot, kaip sako, akys bijo, rankos daro. Tai atrodo, jeigu pradėsiu, tai niekada nesibaigs. Tai va čia tos vietos, kur jūs bijot paprastai net prasidėti su jomis, apleistos arba dar kažkas, tai yra ta diena, kai jūs labai lengvai su tuo susitvarkysit. Dėl to šiandien leiskit rankoms pačioms pasidarbuoti. Šiandien iš tikrųjų dar, kas liečia sveikatą, tai atitinkamai labai tinka bėgiojimams, itin tokioms daug energijos sunaudojančiams sportiniams pratimams. Ir jeigu dėl kažkokių priežasčių negali to užsiimti, tai bent jau eikit daugiau toliau, pasimkit draugus, kartu bus smagiau ir lengviau. Ir tiesiog iš tikrųjų galit nueiti daugiau net negu galvojat, kad galit šiandien. Dubens juosmuo, organai tenais esantys šiandien jautresni, bet iš tikrųjų būtent jiems labai gerai padeda
aktyvus judėjimas. Versle ir piniguose fantastiška diena, tinka labai viskam ir jeigu jūs dirbate su didelio komanda, tai iš tikrųjų šiandien galite labai nuveikti daug. Finansiniuose reikaluose irgi galite labai laisvai atlikti visokias operacijas. Ir dar šita diena labai itin gera, 21 mėnulio diena itin tinka žmonėms, kurie ieško naujo darbo. Tai yra labai sėkminga diena imtis veiksmų, tiesiog arba pakeisti, arba pakilti karjeroje, arba tiesiog iš esmės pakeisti karjerą. Tai yra tam labai tinkama diena šiandieną. Taip kad prisiminkit, kas liečia pinigus kalbant, jeigu šiandien gražinsit visas skolas, būtent šitą dieną pritrauksit piniginę sėkmę. Taip kad aš jums linkiu neturėti skolų, jeigu turit gražinti ir veikit šiandien, nuveiksit daugiau negu galėjot svajoti. Patikėkit savim. Ir ačiū, kad žiūrit ir iki kito greito karto.